Ar jūs turite padidėjusiai raiščių laisvumą? Būtent tai paaiškinsiu šiandien ir parodysiu testus, kuriuos naudoju tam patikrinti. Tai skalė, kurią naudojuosi, vadinasi Beiton skalė ir ją sudaro 5 judesiai ir galima iš viso surinkti 9 taškus. Tai pirmas judesys tai yra alkūnės. Tiesiog ištieskite alkūnės, geriausia būtų, kad kažkas žiūrėtų iš šono arba žiūrėtumėt per veidrodį ir ištiesus alkūnę turit pažiūrėti, ar jūsų riešas pasilenkia taip žemai, kad alkūnė yra aukščiau negu riešas. Tai matytumėt išsilenktų į kitą pusę. Tai mes turim kairę ranką, pasitikrinam dešinę ranką, jeigu abudvi persilenkia, mes turim 2 taškus. Sekantis dalykas, ką žiūrim, tai yra keliai. Tai aš šitą testą darau atsisėdus, jūs galite daryti arba atsistojus, arba atsisėdus ir ištiest kelius ir pažiūrėti, ar keliai persilenkia į kitą pusę. Vėlgi norėčiau, kad kažkas žiūrėtų iš šonų arba jūs tiesiog matytumėt save priešais veidrodį. Jeigu abudu keliai persilenkia į kitą pusę, tai vėl jau turim 2 taškus, tai iš viso yra 4 taškai. Sekantis testas, kurį naudojam, tai tikrinam nykštį. Reikia delną užlenkti taip į save ir pabandyti nykščiu paliesti, padedant kitą ranką, parodysiu iš šitos pusės, paliesti dilbį ir tai turi nesukelti jokio skausmo. Va, man tik tais tiek išeina paliest, neišeina ir paskui viską tą patį padaryti kitą pusę. Jeigu jums pavyksta paliesti, arba jūsų klientams ar pacientams pavyksta, mes vėl turim 2 taškus. Sekantis testas, tai yra 4. Reikia delną užlenkti atgal ir mažylį pirštą patraukti atgal. Ir dabar reikia žiūrėti vėl per šoną, reikia žiūrėti, ar mūsų dilbis ir mažylis yra lygiagretus vieni kitam. Kaip matot, mano atveju ne, bet jeigu pirštas atsilenktų tiek beveik, kad jis būtų lygiagretus mano, net sunku dabar jau matyti šito šonu, bet kad jis būtų lygiagretus mano dilbiui, tai reiškia, kad tada turėčiau vėl po 1 tašką tiek dešiniai, tiek kairiai rankai. Ir galiausiai tai yra pasilenkimas pirmin, mūsų kojų pirštai yra suglausti, keliai ištiesti, lenkiamės pirmin. Jeigu sugebat pasilenkti tiek, kad paliečiat su pilnais delnais, nesulenkiant kelių, bet su pilnais delnais paliečiat grindis, turite dar 1 tašką. Tai iš viso yra 9 taškai. Pagal Beitono skalę, jeigu jūs surenkat 4 iš 9, jau esate traktuojamas ar traktuojama kaip asmuo turintis hipermobilumą, tai yra tą padidėjusį raiščių laisvumą. Tačiau aš siūlyčiau nežiūrėti į skaičius, tačiau žiūrėti į vietas, kuriuose yra padidėjęs lankstumas. Tai galbūt rasite, kad alkūnėse ir keliuose yra padidėjęs tas raiščių laisvumas, bet kitose vietose nėra. O galbūt rasite, kad vienoje pusėje yra padidėjęs laisvumas daugiau negu kitoje. Tai tokius testus naudoju, kada tikrinu, ar žmogus turi lankstumą iš, sakykime, didesnį ateinantį iš sąnarių, tai iš raiščių, ar tiesiog yra padidėjęs lankstumas dėl raumenų, sakykime, didelio ištempimo. Jeigu jūs turite tą padidėjusį lankstumą, tai labai akcentuočiau jums daryti mažiau tempimo pratimų, nes jūsų, tarkim, alkūnės ir taip persilengia kitą pusę, arba jūsų keliai irgi persilengia kitą pusę. Tai jau geriau tada yra naudoti masažą ar savimasažą su pilateso volu. Lygiai taip pat labai svarbu yra stiprinti raumenis, kurie kerta jūsų tuos sąnarius. Tai pavyzdžiui, jeigu alkūnė persilenkia kitą pusę, tai stiprinti visus raumenis, kurie kerta alkūnę, tai va kaip bicepsas būtų ar tricepsas. Taip, lygiai taip pat galime kalbėti su klubu, kada mes turėtume akcentuoti stiprinimą 4 galvių, 2 galvių raumenų ir taip pat blauzdos raumenų. Kodėl tai yra svarbu? Jeigu jūs neturite stabilumo raiščių, kurie turėtų jums suteikti stabilumą, kad keliai, sakykime, nepersijungtų į kitą pusę, tą stabilumą jums daugiau galės suteikti tie raumenys, kurie kerta sąnarį, kurie praeina pro sąnarį. Ir tada tie tvirti raumenys jums suteiks daugiau stabilumo. Dėl to dažnai tokiais atvejais mes naudojame mažiau treniruoklių, mokome, kaip
Kūną žmogus turi pats kontroliuoti, turi pats stabilizuoti, kad tie sąnariai nevaikščiotų į šonus ar per daug nebūtų ištiesiami. Tai pavyzdžiui, darant pritūpimus, atsistojimo metu neištieskite pilnai kelių arba darant štangų spaudimą, neužrakinkite tų alkūnių visiškai, kad pilnai neištieskite. Tai būtų tokie testai, kuriuos naudoju ir pagal kuriuos galima pasakyti, ar žmogus turi padidėjusį raiščių laisvumą ir jeigu žmogus turi, ką su tuo daryti. Tikiuosi šitas video buvo naudingas ir iki pasimatymų kituose video.